Šunelį turi greičiau valgyti. O su koja prispaudęs tvarkingai. Turėjo būti čia laivas ant Seklumos užplaukęs senas Jordanijos, bet jau nebe kažiukas likę. Pasižiūrėjau nuotraukas, atrodė gerai, visas beveik laivas, bet jau nuardyta pasirodo, kad nepasiskaičiau atsiliepimų naujausių. Čia dar dalis išsimėtę, panašu, kad laivo. Čia jau ne laivo dalis. Ten dar irgi laivas, matos. Kažkaip sugebėjo į krantą išvilkti. Gal bangos kada išnešė. Ką, aš atsikėliau po 6 ir nusprendžiau, kad nebemiegosiu 8 kamurkiai. Šiandien reikia daug nuvažiuoti. Tai ir važiuojam. Dust settles
Number 2. I'm going Point Pedro. Point Pedro? Jaffna. 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 Jaffna, Avon. Okay. Bandige. Okay. Okay. Allah. Yeah. Okay. 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 Okay? Okay. Thank you. Dėdukis čia vidury niekur sustojęs, kažkur paveš reikia. Nežinau, aš varau tiesiai, tai gal pakeliui bus. Bėda, kad vėl kuras į dugną, o dviese tai daugiau srebia, o degalinė kažkur už 20 km dar. Jeigu ką dviese lengviau stupt negu vienam. Dabar galvoju tikrai, jei jis atsisėla, tai pradėjo krist ant to rodiklio, šiaip buvo nedaug, bet dugniakais. Okay. 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 Take care. Magal. Swiss. Oh. Magal. Okay. Magan. Nine. Bagan. Bye. Okay. Okay. Take Bye. care. Bye. Ką, dėdukį paleidau jam į kitą pusę dabar, negu man. Kuro užteko. Reikia važiuoti kažkur pusryčių gal užmatysiu. Pasitaikė servisas pakeliui, atvariu, kad tepalą pažiūrėtų, nes ten reikia varžtą kažkokią atsukti. Šiaip neprieisi. Nes čia tiek minutų tie motoroliai nepritaikyti labai ilgom kelionėm, tai reikia pasižiūrėti, ar norma. Pakreipia galvą į šonus, tai reiškia, kad gerai viskas. Reiškia taip. Šiauriausias Šri Lankos taškas.
Bet turbūt ne čia šiauriausias. O. Nu, va čia va tarsi. Sušlapau. Šiaip bičeliai servise maladėts, tiksliau tas, kur tikrino, nieko nepaėmė pinigų. Dar taip 3 kart pasiklausiau, ar tikrai, nes nelabai angliškai kalbėjo. Iš pradžių norėjo keisti tepalus, ne taip suprato, sakau, ne, tik patikrint. Tai, sakau, paliksiu atsiliepimą gerą, nes pas juos tam tas servisas Google nei vieną atsiliepimo neturi, tai parašiau, su nuotrauka įdėjau, toks jau dar iš turistą, tai 3 respektas už tokį reviusą. Iš tolo galvoju, eik savo Valančiūno restoranas ir privažiuoju, čia net ne Valančiūnas, kažkoks šiaip Jonas tiesiog. Nu, būkit sveiki. Išmokau triuką, kaip atsikratyti tuščių butelių, tai arba palieku ten, kur miegu, arba kai perku vandenį, tiesiog nunešu tuščią, sakau, dėde, galiu pas jūs palikti. Taip, vislaik paima. Šitas kelias tai yra tragedija. Mano subinė ir taip jau pavargus nuo keliavimo ir čia ištisai duobės, duobės, žvyrkės duobės. Gal žinot kokį gerą proktologą Šri Lankoje, duokit kontaktą, jeigu žinot. Pasakysiu atvirai, kad zajebal šitas kelias man jau nesibaigia. Reikia dar paaukoti, gal pasiseks kažkaip greičiau pravažiuoti. Turbūt būčiau žinos, kas čia laukia per kelias, tai būčiau varęs tiesiausiu tuo iki Džefnos, o ne savo tipo ratą palei pakrantę, kad tvarkingai viską. Nu, čia nesąmonė. Čia matau, kad nesibaigsis jisai niekad. 20 km dar liko iki Džefnos ir važiuosiu apie 40 minučių. Nu, čia taip navigacija rodo, bet navigacija nežino turbūt, kas čia per gavnotas kelias. Good morning, sir. Good morning. We are from Lithuania. Bhutan. 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 Good. Have your license? Driving license, of course. You are married? No. Student? Yeah. You are very beautiful. What's your name? Maru.
Good. I got stand. Yeah. Category B. Yeah. Good. It just got wet in India, so. Okay. You are good boy and very beautiful boy. Oh yes, So, I like you. yeah. Then okay, yeah. All good? Yes. Nice to meet you. Nice You know Laos now? Laos, yeah. Huh? Laos, no. What's Lover. lower? Your girlfriend, no? Yeah. Yeah. Dah aku lagi dah ide. Ingin berjalan ya. Now. Okay, bye. Šiandien dar ryte pagalvojau, kai gerai, policija dar nebuvo sustabdžius, nors belia kiek čia jos visur postų ir panašiai. Ir užtenka pagalvoti ir yra. Ir dar sustabdus didžiausias iškrypėlis kažkoks įmanomas. Tiek komplimentų negavau turbūt kiek iš jo dabar per paskutinius 2 metus bendrai sudėjus. Funaku šlikštynė koks. Čia dar sako, merginam pavojinga keliauti, tai kaip mum, kaip va tai va. 3 sustabdo su kalašu vienas ir kitas, ten tau bučinukui siunčia oro. Nežinau, kam pavojinga, gal ir tiem. Milk tea? Yeah. With masala chai or no? Masala, yeah. Aš net nenoriu sėdėti dar ant tos kėdės čia medinė. Labai bus keista, jeigu atsistojęs valgysiu. Gal ir atrodo neapetitinai, bet čia yra antra pagal skanumą valgyta dosa, apskritai su Indija. Bet šiaip abi skaniausios yra Šri Lankoje valgytos. Žiauri. Sūro daržovė, nežinau, ką čia pridėta, bet E621 sublogam, bet vertėjo purtytis tiek. Šiaip galvoju pažiūrėsiu, kai čia toj Džefnai gero, bet toks karštis, kad kažkur įkvaryt tiesiog pasislėpt porai valandų jaučiu ir paskui vėl į kelią šaudėm iki 100 kilų šiandien susuk. Jau dabar į pietus leisiu.
Atvariau čia prie forto, pamačiau pavėsį ir sustojau. Reikia pakrist biškį, atgaut vaiką ir važiuosiu. Aš nenoriu problemų su Indija, išsiaiškinu su jumis. Tu paskui gausi. Čia priminimas savo, jeigu kada nors būsiu kokio miesto meras ar savivaldybės narys, tai paleis tiesiog ganytis karves po miesto parką ir visur apylinkės, o pinigus už žolės pjovimą pasiimt savo tiesiog. Ką, Žalgiris trečią kartą laimėjo paeiliui, viltis gyva. Aš trečią kartą kremu pasitryniau šiandien nuo saulės. Irgi viltis gyva, kad neatrodysiu kaip krabas vakare. Patiko man ta džafna, va tai va, pavalgiau skaniai, po medžiu pagulėjau ir manau, kad man gana to miesto šiandien, nes toks karštis, kad net nesakysiu koks, čia neina supras. Tepies kremų 3 kartus ir vis tiek tau užsivyla viskas. Ką? Let's go! Sorry, daugiau neturiu. Atsargiai varnos. Greičiau valgyk. Greičiau valgyk paims. Surenku vieną laiką ir iš pirmo karto užkuriu motorolerį. Gerai, ačiū. O. Tai nepaspaudėt, reiškia, jeigu iš trečio tik užkūriau. Look at me. It really was not easy, but I can breathe. And I'm so grateful 'cause I can see I am free to do exactly what I please. So come with me to a place where we can be. Neįmanom. Neįmanoma. Aš dar kart kremų įsitryniau, kai vandens sustojau, bet taip sega, kad nežinau, ar tas kremas čia kažkoks dešovas vietinių gamybos, ar tiesiog ta saulė yra per žiauri. SPF 30 net nebeapsaugo nieko. Norėjau išsilyginti tą įdegį pirštinių, kur turėjau. Tai manau, kad jau išsilyginau su kvapu, dabar jau vėl ilgom galiu dėtis. Hi.
taip įdomiai sugalvoju vidury niekur atsistot, prekiaut. Bet vat užkliūna klientų, vat kaip aš. Okay, nice. Thank you. Tik gėrimą daro iš to kokoso. Paklausiu, ar galiu valgyti, sakė tik gėrimas. Vis tiek gal nusipirksiu. Pinner no parcela. Pinner vaangale tara. Atvažiavau į Manarą, čia toks kaip pusėsalis, ne pusėsalis, realiai tai net nesijungia su žemynio dalim per tiltą tik tais. Bandysiu dar nuvažiuoti iki pat galo šitos salos. Kažkoks yra švyturys. Gal pakeliui nakvynę dar rasiu, nes čia ir nakvosiu šiandien. Can I enter or no? No entry, please. No entry? Too The bad. defense area. Neleidžia prie to švyturio, nu tai jau čia labiau į vakarus už čia jau nebenuvažiuosiu. Nes ten jau pats galas. Tai darau bent į paplūdimį čia. Kiek išeis arčiau. Ai, tingiu kažkur eit, čia pakrysiu tarp valčių ir šiukšlių. Saulė matosi gerai. Sėmiau tą kokosą suvalgyt, gėlinį. Dar vakar nusipirkau Belly Fruit, čia pas juos vadinasi, arba Slime Apple. Slime Apple tai čia glitnus obuolys. Aš nežinau, kodėl jie vadina kietus
sukeltų vaisius obuoliais, nes čia visai ne obuolys. Nežinau, bus ką atidaryti. Dar nevaliau, tik sultis esu gėręs. Čia nekreipkit dėmesio, čia taip turi būti. Čia blogas siuvimas. Žiauriai geras. Kažką primena, bet dabar nepasakysiu ką. Pagalvojau, kad per šiandien pasiekiau šiauriausią Šri Lankos tašką ir vakarietiškiausią, į vakarus labiausiai tašką. O rytoj Velykos. Tai šiaurinis taškas atstoja šventos, o vakarinis taškas atstoja Velykos. Tai vat Velykų proga taip gavosi. Šiaurė vakarai, šventos Velykos. Kažkur ten ta kryptim vakarų už maždaug 50 km jau yra Indija. Jis ten turi tokį miestą, kur eina tokia pakrantė smėlio pailga. Tai jo. Šitas taškas ir tos pakrantės Indijai taškas, tai arčiausiai kaip yra Šri Lanka su Indija. Saulė leidžiasi aplink tyla, o mano chata dar nerasta. Tai nelauksiu, kol nusileis saulė, pati kelią žino. Važiuosiu ieškoti dar kambario. Tai ką tiek iš šito reiso šiai dienai. Rytoj važiuosiu toliau, o kitas epizodas nežinau, kada bus, tada bus. O rytoj dar laukia, dar nėra tiesus keliais, dar reiks apvažiuoti porą nacionalinių parkų, kurie ten prie pakrantės išsidėstę. Tai bus sunkumų. Čia kalbu kaip koks Dakaro vairuotojas. Nu, čia buvo šiandien sunkumų, motoroleris negerai kūrėsi, buvo duobių, buvo atpurtyta amortizatoriai, bet tepalo tikrinam, viskas gerai, važiuojam toliau, dirbam toliau, kaip sakant, suprantat, nu kaip sakant, nelaukia, motoroleris važiuoja. Tai va, čia pridėsiu išlaidas, kiek esu jų dabar išleidęs, įskaitant ir šiąnakt nakvynę, nors dar nežinau, kur nakvosiu, važiuosiu ieškoti. Šiaip prasti popieriai, nes gal tik truputį daugiau negu pusę nuvažiavau, o finansai tie už 33 000, tai matot, kiek čia liko. Aš tai dar nematau, bet aš jau taip primečiau, kad ne kažką likę. Tai reiks pasispaust kažkaip, pasispausiu. Pats pirksiu ryžius ir virsiuos. Nu, bet bus matyt, gal gerai važiuosis ir turėčiau per 2 ateinančias dienas grįžti, manau. O jeigu jums dar negana šitų plepalų ir važiavimo vaizdų, tai šito epizodo pratęsimą galite rasti video aprašyme. Ten už kelis varganus eurus galėsit pamatyti šito epizodo tęsinį. Nu kas Lietuvoje dabar tie kokie 3-4 eurai? Nu ką galit nusipirkti Lietuvoje už kokius 4 eurus? Nu, ar išeina bent jau saliarkos porą litrų? Neišeina, o aš tai čia pilną baką galiu įvaryti ir trečdalį salos čia apvažiuoti. O ką Lietuvoje? Su kuponiukais čili picoj pusę
porcijos keptos duonos nusipirksit. O štai čia galiu nueiti į vietinį restoraną ir čia tokią puotą užsuka už 4 eurus man. Tai jūs pagalvokit, kaip galite investuoti, kur Lietuvoje tas 4 eurai niekinis, o čia aš tai kaip ponas. Tai va, nuorodą aprašymę, jeigu norit pamatyti dar kaip važiuoju rinktis nakvynės šiandien. Ir galbūt, jeigu rasiu kur išsivirti, ir kiaušinius dar nudažysiu. Nors jau mano pačio po tiek važiavimo turbūt pamėlynavę, kaip nudažyti atrodo, betgi Velykos reikia vištos, kiaušiniai turi būti, mano netinka. Tai va, tiek reikalų, kažkada pasimatom, važiuoju toliau, nestabdau. Kur jūs pitaką duokit, kur jūsų ranka. Čia. O? Jūs pavešt? Atsiprašau. Jūs pavešt?